Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 126 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie finalizerį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jeigu jūs kažkada rašėte kodą su C++, tai tikriausiai žinote, kad ten yra toks dalykas kaip destruktorius. Tai pas mus yra konstruktorius, o tai pas mus būtų destruktorius, jeigu tai būtų pas mus C++. Bet C# destruktoriaus neturi. Ir tas dalykas pas mus iš tikrųjų vadinasi ne destruktorius, o finalizatorius. Mano studentai, kurie ateidavo į mano C# kursą, irgi labai dažnai vadindavo tą dalyką destruktoriumi. Bet iš tikrųjų tai yra finalizatorius. Ir jeigu mes kalbėsime apie C++ destruktorių ir apie C# finalizatorių, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Jeigu C++ kalboje išeinant iš konteksto, tai C# finalizatorius kviečiamas tada, kai tai nuspręs garbage kolektorius. Na ir dar truputį sąvokų. Tai pas mus yra konstruktorius, tai pas mus dekonstruktorius, o tai pas mus finalizatorius. Bet jokių būdų tai ne dekonstruktorius ir ne destruktorius. Ir dabar pažiūrėsime, o kaip pas mus veikia finalizatorius. Na ir mes dabar paleisime tą funkciją, naudojant kurią mes ir sukursime objektą. Bet nuorodos į tą objektą mes neturėsime. Mes tiesiog patalpinsime tą objektą kažkur heap'e ir viskas. Ir jūs iškart matote, kad pas mus buvo iškviestas tik konstruktorius, o finalizatoriaus mes nekvietėme. Ir nekaip rankiniu būdu mes iškviesti finalizatoriaus negalim. Tai pabandysime padaryti taip, kad mūsų garbage kolektorius atlaisvintų atmintį ir iškviestų finalizatorių. Tai mes iškviesim collect metodą ir pažiūrėsime, kas bus dabar. Ir kaip jūs matote, tikrai finalizatorius pas mus buvo iškviestas. Kada yra naudojamas finalizatorius? Jeigu mes dirbame su objektais, kurie nepriklauso CLR-ui. CLR-as tai Common Language Runtime. Tai dalykas, kuris vykdo mūsų kodą ir valdo atmintį. Jeigu taip išeina, kad mes norim naudoti resursą, kuris nepriklauso CLR-ui, tarkim atidaryti failą arba iškviesti kažkokį C++ kodą iš mūsų C# kodo, tai tada mums būtų reikalingas finalizatorius, naudojant kurį mes ir galėtume atlaisvinti resursus, kurie nepriklauso CLR-ui. Ir rankiniu būdu aprašyti, o kaip mes turim tai padaryti. Bet dažniau nei finalizatorius yra naudojamas dispose metodas iš iDisposable interface'o. Bet apie iDisposable mes kalbėsime truputį vėliau. Na ir dabar pabandysime parašyti kodą truputį kitaip. Mes paleisim begalinį ciklą, naudojant kurį mes kursim didelį kiekį test objektų. Ir stebėsime, kaip veiks pas mus garbage kolektorius. Mes matome, kad atsiranda daug konstruktorių ir matom, kaip auga tas kalnas iš mūsų objektų. Mes kuriam vis daugiau ir daugiau objektų, truputį palauksim ir kažkurio laiko momentu pas mus tie objektai turi būti panaikinti. Ir kaip matote, tikrai buvo iškviestas tam tikrų laiko momentų finalizatorius. Mes matom tą užrašą čia ir tie objektai yra atlaisvinami. Tai mes kuriam naujus objektus, iškart atlaisvinam. Kuriam naujus, atlaisvinam. Ir daugiau tas kalnas pas mus neauga. Tai kai mūsų programa supranta, kad pas mus yra daug objektų, kurie nėra naudojami, yra kviečiamas garbage kolektorius, kuris ir bando panaikinti visus nereikalingus objektus. Ir prieš naikinant yra kviečiamas finalizatorius, kuris jei reikia atlaisvins unmanaged resursus. Tai dabar jūs žinote, kas yra finalizatorius ir kam jis yra reikalingas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.